Aš ėjau ten, kur tyla buvo tiršta, kur net vėjas bijojo alsuoti, kur žemė po kojomis slėpė mirtį, kur kiekvienas žingsnis galėjo būti paskutinis. Aš mačiau tai, ko kiti nematė, aš girdėjau tai, ko neištarė žodžiai. Ten širdis plakė lėtai ir ramiai, nes klaida galėjo kainuoti gyvybę. Ten baimė nebuvo vietos, ji likdavo kažkur už nugaros. Liko tik šaltas protas, tvirta ranka ir pareiga išvesti kitus gyvus. Ten, kur tyla buvo aršiausia, kur kiti nebedrįsdavo žengti, aš eidavau pirmas žingsnis po žingsnio, įkvėpimas po įkvėpimo. Ten, kur baigdavosi kitų kelias, prasidėdavo manasis, kad kiti sugrįžtų namo. Aš saugojau tavo žemę ir savo, mano delnuose buvo ne pyktis, juose gyveno kantrybė ir patirtis. Mano akis ieškojo ne šlovės, jos ieškojo kelio namo kitiems. Nebuvau didvyris iš plakatų, nereikėjo scenų ir ovacijų. Didžiausias atlygis buvo matyti, kaip po manęs kiti sugrįždavo gyvi. Valiau kelią tiems, kurie dar turėjo kovoti ir gyventi, kad kažkas apkabintų savo vaikus, kad kažkas dar sulauktų pavasario. Kai vakaras užklodavo frontą rūkų, kartais išgirsdavau tik vieną sakinį: ačiū, broli. Tik nusišypsodavau, nežinojau, rytoj vėl eisiu pirmas. Šiandien mano kelias jau baigtas, tačiau širdyje vis dar girdžiu tą tylą. Vis dar matau žemę, kuris slėpė mirtį, ir veidus tų, kurie sugrįžo. Ten, kur tyla buvo taršiausia, ten liko dalis mano gyvenimo. O jeigu šiandien kažkas grįžo namo, vadinasi kiekvienas mano žingsnis buvo vertas. Nes išminuotojo pėdsakai lieka ne žemėje, jie lieka žmonėse, kurie galėjo gyventi.